Hello, and welcome. Sveiki atvykę į mūsų naują šeštadienio video. Ir šį kartą, prasidėjus naujiem metam, daugelis bando skaityti įvairiausius horoskopus, bando skaityti įvairias prognozes, kokiegi bus metai, kaip jums seksis. Todėl šį kartą pakalbėsime apie zodiako ženklus ir horoskopus. Tai yra, kaipgi angliškai vadinasi zodiako ženklai ir kokiegi sakiniai ar frazės gali būti naudojamos, jeigu mes norime pakalbėti apie zodiako ženklus ir horoskopus. Bet prieš tai, kaip visada, noriu pakviesti jūs, jau dabar bus, kaip sakant, paskutinis kvietimas, nes pirmadienį prasideda kursai, anglų kalbos kursai nuo sausio 13 dienos. Ir jeigu norite prisijungti, jeigu norite išbandyti, kadangi naujokam pirmoji savaitė yra tokia apsižvalgymui, pamatyti, ar tinka toks mokymosi būdas, tai jeigu norite, kviečiu registruotis, registracijai nuoroda bus video aprašyme, tačiau kadangi kursai prasideda jau nuo šio pirmadienio, tai dar keletą dienų, kol įsivažiuosim, bus galima prisijungti, jeigu, tarkim, žiūrite šį video šiek tiek vėliau, o jeigu jau žiūrite po kurio laiko, tai nenusiminkite, jeigu nespėjote į kursų pradžią, tai prie kursų galima prisijungti nuo kiekvieno mėnesio pradžios, išskyrus tais mėnesiais, kai mes atostogaujame. Atostogaujame gruodį, balandį ir rugpjūtį, o visais kitais mėnesiais prie kursų prisijungti galima. Tiesiog parašykite man žinutę ir aš jums apie viską papasakosiu smulkiau. Taigi, o dabar keliaujam pakalbėti apie zodiako ženklus. What is your zodiac sign? What is your zodiac sign? Koksgi tavo zodiako ženklas? Ir mes esame įpratę, kad kai kurie zodiako ženklai yra labai panašus, tiksliau, atitinka tam tikrus paprastus žodžius. Tarkim, mes turim dvynius ir angliškai žinom, kad dvynys yra twin, arba mes turime liūtą ir žinome, kad angliškai liūtas yra lion. Tačiau, jeigu kalbame apie zodiako ženklus, tai zodiako ženklai turi tam tikrus atskirus specialius pavadinimus. Ir nereikėtų liūto vadinti lion arba nereikėtų dvynio vadinti twin, nors tai yra ar ne ta paprasto žodžio reikšmė. Taigi pažiūrėkime, kokiegi yra zodiako pavadinimai. So, first of all, it's Aries. Avinas, Aries. Kitas, Taurus, jautis. Gemini, dvyniai. Ir visiškai nieko su paprastu anglišku žodžiu twin, Gemini. Cancer, vėžys. Leo, liūtas. Virgo, mergelė. Virgo. Libra, svarstyklės. Svarstyklės beje taip pat, jeigu mes kalbėtume apie paprastas svarstyklės, tai jos angliškai vadinasi scales, o jeigu mes kalbam apie zodiako ženklą, tai yra Libra. Scorpio, vėlgi, scorpion su nagalė yra taip paprastas angliškas žodis skorpionas, o jeigu kalbam apie zodiako ženklus, tai yra Scorpio. Sagittarius, šaulys. Sagittarius, I am a Sagittarius, by the way. Ožiaragis. Capricorn. Vandenis. Aquarius. Ir žuvis, ne fish, Pisces. Okay? So what is your zodiac sign? Parašykite komentaruose, koksgi yra jūsų zodiako ženklas. Kaip kalbėti apie zodiako ženklus? Ir pažiūrėkime į keletą frazių ir keletą sakinių, kuriuos galime panaudoti, kalbant apie būtent zodiako ženklus. Do you believe in astrology? Ar jūs tikite astrologiją? What's your zodiac sign? Koks jūsų zodiako ženklas? Arba tiesiog, koks jūsų ženklas? What sign are you?
When is your birthday? I can guess your sign. Kadangi jūsų gimtadienis, aš galiu atspėti jūsų ženklą, arba tie, kurie domisi, tai žino datas, ar ne, net nereikia spėlioti. When is your birthday? I can guess your sign. Jeigu kalbame apie pačių ženklus, pasisakom, koks yra ženklas, norime galbūt papasakoti daugiau informacijos apie pačių ženklus ar ne ir savybės, tai pavyzdžiui, pažiūrėkime į keletą pavyzdžių, kuriuos jūs galite taip pat panaudoti. I'm an Aries, what about you? Aš avinas, o jūs? I was born in December, so I'm a Sagittarius. I was born in December, so I'm a Sagittarius. Aš gimiau gruodį, dėl aš esu šaulys. My sign is Gemini. It means I'm curious and sociable. Mano ženklas dvyniai, tai reiškia, kad aš esu smalsi ir bendraujanti. Pažiūrėkime kitą pavyzdį. As a Cancer, I'm supposed to be emotional and caring. As a Cancer, kaip vėžys, I'm supposed to be, aš turėčiau būti emotional and caring, ne, emocionali ir rūpestinga. People say Leos are confident and outgoing. Žmonės sako, ar ne, tarkim, jeigu mes nežinom, bet žmonės sako, kad liūtai yra pasitikinti savimi ir mėgstantis kažkur išeiti, išvykti, ar ne, nebūti namie. I think that's true for me. Aš manau, kad man tai yra tiesa. I think that's true for me. Kartais, ar ne, pasitaiko žmonių, kurie netiki zodiako ženklais, netiki horoskopais, nesigilina, jiem ta tema nepatinka, tai visiškai normalu mokėti pasakyti ir tai, kad ši tema jūsų nedomina. I don't believe in zodiac signs, but they are fun to read. Aš netikiu zodiako ženklais, bet visai įdomu būna paskaityti. I don't believe in zodiac signs, but they are fun to read. I think horoscopes are just for entertainment. Aš manau, horoskopai tai yra tik pramoga. I think horoscopes are just for entertainment. I believe in astrology. It's interesting and sometimes accurate. Aš tikiu astrologija, yra įdomi ir kartais būna visai tiksli. I believe in astrology. It's interesting and sometimes accurate. Pažiūrėkime, kaip prieš tai buvo ar ne zodiako ženklai, o horoskopai, tie kasdieniai horoskopai, pažiūrėkime dar keletą pavyzdžių, kuriuos mes galime panaudoti. My horoscope said today would be a lucky day for me. Mano horoskopas sakė, kad man šiandien bus sėkminga diena. My horoscope said today would be a lucky day for me. The horoscope said I should avoid making big decisions this week. Mano horoskopas sakė, ar ne, kad šią savaitę turėčiau vengti didelių rimtų sprendimų priėmimo. The horoscope said I should avoid making big decisions this week. Okay? Ir dar keletą pavyzdžių. Do you read your horoscope every day? Ar jūs skaitote savo horoskopą kasdien? I don't follow horoscopes, but I like reading them for fun. Aš neseku horoskopais, bet kartais būna visai smagu juos paskaityti. So, that's it. Taigi tiek, kalbant apie zodiako ženklus ir horoskopus, mano klausimai jums komentaruose labai smalsu. What are your signs, ar ne, kokie yra jūsų ženklai arba jūsų ženklas. Zodiako ženklas, is it true what people say about it, ar tiesa, ką žmonės apie tai sako, ir do you read horoscopes, do you believe in astrology. Taigi, lauksiu jūsų komentarų, man labai svarbu ir įdomu, ką jūs parašysite. Taip pat kviečiu paspausti like, jeigu neprenumeruojate, kviečiu prenumeruoti šį kanalą ir susitiksime kitose video. Bye everyone.